Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną mano video bus sektinumas vieno užduoto klausimo. Kodėl aš pristatau save kaip mokytojas, o ne mokytoja? Ačiū už klausimą, jis tikrai buvo labai toks inspiruojantis didesniai analizai, kodėl taip yra. Nors vidumi aš visada taip norėdavau sakyti, kad mokytojas. Bet tai moteriai uždavus klausimą, aš pradėjau gilintis tikrai, kodėl aš taip sakau. Ir darau trumpą pauzę ir pasakau, kad tai yra stiprioji mano pusė. Kai aš gaunu pastabą arba komentarą iš esmės, aš visada apie jį galvoju ir išanalizuoju. Ir tada gautą rezultatą jau padedu kaip plytą arba pagrindą savęs statyboje. Tai visada ir jums linkiu neuždaryti durų, o analizuoti ir atsakyti savo klausimą. Ir štai kur mane nuvedė ieškojimas klausimo, kodėl. Aš bandžiau sakyti mokytoja, man nemaloniai tiesiog tai ne mano žodis, toks vaizdas, ar ne? Ir ką aš atrandu mūsų žemiškam lygmenį? Mokytojas ir mokytoja, viskas yra tvarkoje. Tai yra, mes mokom žemiškam lygmenį kažko, universitetuose, mokyklose, ugdymo įstaigose, kitose, kažkokiose profesiniuose dalykuose, bet tam žmogiškajam, kur mes kiekvienas galim kažkuo pasidalinti, neliečiant kažko globalaus. Tai yra mokytojas ir mokytoja. Kai mes išeinam į kitą apimtį, mes su jumis puikiai žinom, kad yra vibraciniai dažniai, kad yra sąmonės apimtys. Ir kai mes išeinam į tą didesnę apimtį, pasižiūrėkim per du pavyzdžius. Yra žynys arba išminčius. Ir viskas. Juk nėra žynė arba išminčia. Yra žynys arba išminčius, todėl, kad tai žmogus, kuris dalinasi ne kažkokiais metodikų dalykais, o savo patirtimis ir pasaulėdara. Lygiai taip pat, jeigu mes paimsim per apimtį, pažiūrėsim į žmogų. Žmogus žemėje yra ir vyras, ir moteris. Bet kada jis aukštesnėje apimty visatos, tai yra siela. Ir jau ten nėra sielas ir siela. Yra tik siela, ar ne? Ir mes tada suprantam, ir aš tada suprantu, kad kadangi mano mokymai remiasi pasaulėdara, kadangi aš dalinuosi savo patirtimis ir išmintimi, kuri būtent ir patvirtina tą pasaulėdarą, tai jau išeina į kitą apimtį. Tai jau yra ta apimtis, kurioje mes kalbam apie sielą, kodėl ateina žmogus, kaip ta mokykla, koks scenarijai, jau tai išeina už šitų ribų. Todėl tai ateina į nedalomą vienetą. Stambesnė apimtis ir yra nedaloma, kaip ir siela, ir iš jos padalinam į vyrus ir moteris. Tai ir čia nedaloma apimtis yra visuma, kuri kalba apie pasaulėdarą ir apie egzistencinius dalykus ir tik įpinant savo patirtis arba išmintį. Tai viskas labai gražiai nuskambėjo ir pabaigai dar aš paimu ir patikrinu tai per skaičius. Ir kaip jūs manot, ką aš gaunu? Mokytoja yra 15. Pagalba kitiems susitvarkyti su trūkumais. Mokytojas yra 21. Gražesnis pasaulis be ribų, pasaulio kūrimas ir pasaulio globalumas per jo egzistenciją žmogaus pasaulyje, ar ne, ir apie pasaulį be ribų. Tai viskas labai gražu ir patikrinta. Tai ačiū ir už klausimus ir jums visiems palinkėsiu visada klausti, kodėl, analizuoti ir savo išvadą dėti kaip plytą savęs statybai. O jeigu jūs gaunat klausimą arba pastabą ir staiga perbėgat į tą pusę, tai niekada jūsų neužaugins, nes nėra tų plytų, kurias jūs sudėjot pats. Tai gražaus savaitgalio, ačiū.